Sveiki, testuosim akmenį tokį įdomų. Tikiuosi matysit, o tai jis turi blizgą tokią kaip metalas, kaip deimantai. Pirmą kartą matau tokį, atrodo kaip blizga tokia, kaip būna sintetiniai deimantai, ne? Aš jį plėtryniau, čia tikrai ir šonuose matosi kai kur. Jis iš tiesų toks, čia ne kokie sintetiniai inkliuzai, bet iš tiesų yra akmenį kažkas. Aš jį ką tik plėtryniau, tai sluoksnis nusiėmė. Žodžiu, variantas, ko gero na Kajamo panašų turėjau jau. Ko gero, nes kitur tokių nelabai būna. Nu, ozukų galima apsigauti, bet jie yra tokie murzini, dar tokias švarius spalvos nebūna. Užbaigsim iš karto Eiko šlovė iš japonų verčiant. Toks nupoliruotas, gražus gana skustuvas. Čia suklijuota rankena, visgi kreivai. Visgi korozijos pažeista. Finišas praeitą kartą nepatiko, tai tuo pačiu ir užbaigsiu. Protestuosim akmenį. Neabejoju, čia akivaizdus kietumas 5. Tikrai bus geras finišas, jeigu Nagora Koma, Asano ir Mikawa Asano Shiro Nagora. Taip jei pilną pavadinimą, tai būtų Mikawa tai vietovė, Shiro baltas. Asano tai yra žmogus, kurio dabar teisės paveldėje tu štampus dėt. Tai ir deda, tai žodžiu atrenka akmenis Nagoras. Turintis tokią geriausią reputaciją. Kad nelabai daugiau kas renka, jį būna, aišku, vintažinių ir kitokių, bet populiariausiai šitie dažniausiai sutinkami ir viskas su jais gerai. Mes čia ilgai nedirbsim, bet mums tik reikia užbaigtis. Plėtryniau su 120 tos plokštės, kur demonstravau ankstesniam video. Ir aš jau paviršius ne visiškai lygus, bet tikrai netrukdys galandinimui. Ir plius tuo pačiu dabar su Nagora mes jį palyginsim tuo pačiu. Kaip matom, dirba Nagora. Suspenzija patamsėjo, nes aš nespaudžiu visiškai. Nėra reikalo, aišku, jaučiu. Mes tik keičiam finišą, nes čia užbaigta viskas gerai buvo. Čia yra tokie susiformavę įdubimai. Yra jų vengta, aišku, su britva. Manyčiau pakaks. Savo mums pakaks. Žiūrim, ką bandys kust. Galima būtų ten diržą, bet mes čia testuojam akmenį, tai mes negalim savo to leisti tokias prabangos, aišku. Ašmenys iš karto pradeda liepti. Pradeda šiek tiek liepti, vadinasi, pakankamai lygus. Bet netrinasi tas pentis, tai kaip ir gaunasi. Svarbu kaip ašmenys. Ant akmens spausti, aišku, nereikia, o tokiam lygiai švelniai. Dėl tą pusę mažiau limpa, tai todėl, kad jį mažiau nugalast. Akmuo kietas, tai kokie 5,5 gal. 5,5, kokia dar pusė. 5,5 sakyčiau, su vienu gal.
Nu, vienas jau kietesnių kokie būna. Gal net 2 pliusus, jeigu sakysim, kad 3 būna, tai kartais taip daro žmonės, tai 2 turbūt galima duoti pliusus. Na, jei vienas, tai vienas kietesnių. Tokie kieti tai būna Nakajamo, Ozuko ir kartais Šobudanė labai reti vintažai. Nu, Ozuko arba Nakajamo dažniausiai. Nu, čia aiškiai ne Ozuko, nes tokie, nebūna tokie šviesus ir būna nelygis spalva, tokia murzinė daugiau. Beveik neabejoju, kad čia Nakajamo. Vandeniu. Dar sušvelninu darbą. Už šiltu geriausias. Tada dar švelniau dirba ir akmuo taip atsiskleidžia, visas savo galimybės parodo. Ir plius kampas toks dar labiau mažiau spaudimą ašmenims, tai ir tai padeda. Žiūrim, kas gaunasi. Blizga tikriausiai. Bandysim skust. Šiaip galima ir skustis, bet aišku, reikia geras tonas reikalauja ant odos. Gerai, akmuo super. Kaip matom, nedingo tie niekur blizgantys. Čia tikrai ne kažkokie inkliuzai sintetiniais, toks įrais jau. Žodžiu, labai įdomus egzempliorius. Tuoj grįšim. Grįžtam su plauku. Po diržu. Viskas prognozuojamai gerai.